7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Antras toks pralaimėjimas per antrą kėlinį. Ir per pirmą net šį kartą gal nulūžo rungtynė, sakyčiau. Tiksliau būtų, koks tavo būtų įspūdis iš šito mačo? Įspūdis tai toks, kad kol kas liekam turbūt visose situacijose. Ta prasme, tiek fiziškumų, tiek komandinių žaidimų, tiek sprendimų priėmimų, tiek greičių. Kol kas tikrai nerandam visiškai savojo ritmo ir aišku, o jie mus ištampo ir baudžia, sakyčiau, net turbūt įvairios situacijos. Mes bandom tikrai ir kaitalėt gynybų sistemas, bet kol kas nerandam tos, kas veiktų kažkiek ilgiau. Ką Žalgirį taip pat jungia iš tos žaidimo dinamikos realiai, čia turbūt net, kaip sakai, savis patys nerandat? Tai turbūt vienas iš tų dalykų, svarbiausių dalykų turbūt fiziškumas, sakyčiau, nes jie tikrai, sakykime, atkovoti kamuoliai ar ne, tai vėlgi dominavo šiandieną po mūsų lenta, kas yra vienas iš tokių svarbių rodiklių rungtynėse. Kitas dalykas, sakau, jie tikrai kol kas susigūrė žymiai geresnės progas atakuoti krepšį negu mes. Mes ganėtinai tokie statiški ir pastovumo puolime nerandam ir jaučiamės atrodo nepatogiai. Tai turbūt yra dalis ir jų to tokio fiziškumo, kur mes tikrai daug atakų tiesiog nerandam net įėjimo kažkur arčiau krepšio, o jeigu ir surandam, tai ten pasitinka krūva žaidėjų ir vėlgi kartais ir nepavyksta kamuolį išmest, sakau, tokių daug keblių situacijų, kur netinkamai tiesiog priėmam sprendimus ir faktas, kad kol kas jie tikrai žaidžia aukšto lygio krepšinį. Kartais elementariai tiesiog galbūt kalba yra apie norą, turbūt atsidavimą, nes Žalgiris antram kėliny iš vis tik du kamuolius atsikovoja, aš nežinau, ten, jeigu ne klaida, tik 2 kamuoliai jūsų buvo, bet kai lipa ant galvos ir Dekolo, ir Meli, ir veteranai, o jūs esate daug jaunesni kai kurie, tai čia yra tas noro faktorius, ar čia patirtis, kaip tu matytum? Nežinau, aš nemanau, kad pas mus tikrai noro trūksta, bet labai daug gerų situacijų jie ir kovojant dėl kamuolio susikuria būtent iš to, kad gerai puolime judina kamuolį. Ir mes tada vėluojam klauzaut situacijose arba turim jau, sakykime, kažkokį mismečą po krepšiu ir tas laisvas metimas iškart jau esam prastesnėj pozicijai kovoja dėl kamuolio, dar jie, kaip ir tu sakai, lipa tikrai per galvas ir vienas, sakykime, žaidėjas į nepraranda koncentraciją ir nesitveria, tai mus labai skaudžiai baudžia. Bet sakyčiau, kad turbūt pagrindinis dalykas yra iš to gero kamuolio judėjimo, jie susiranda tas geras situacijas ir sakau, paskui mums tikrai tiesiog nepavyksta važiuoju atsitverti. Atrodo, čia viskas labai taip liūdnai skamba, bet tavo požiūrį prošviščių yra iš to 0-2 dar kažkaip kabinti? Ne, tai kito varianto net nėra. Mes, sakau, visą sezoną kovojam dėl to, kad patektume į atkrintamasis ar ne, ir tikrai nenorim taip atrodyti, kaip dabar atrodom. Tai reikia kautis, reikia atiduoti viską, ką turim ir čia kito kelio nėra. Grįžtam namo prie savo sirgalių, žinom, kad kaip jie palaiko ir visą sezoną kaip palaikė, tai tikrai turim kažką padovanoti gražiau negu kol kas rodome.